Individualios veiklos sąskaitos faktūros išrašymas nuo A iki Z. Sąskaitos faktūros išrašymas nėra sudėtingas, tačiau yra dalykų, kuriuos geriau žinoti negu vargti. Atsiverčiame tuščią sąskaitos faktūros šabloną, kurį galime atsisiųsti iš individualiveikla.lt svetainės. Tikslus atsisiuntimo adresas yra individualiveikla.lt šablonai sąskaita faktūra. Taip pat atsisiuntimo adresas nurodytas šio video filmuko komentaruose. Sąskaitos faktūros išrašymui patogiau naudoti skaičiuoklės formato šabloną, kadangi sąskaitos faktūros išrašymo procese reikalingi aritmetiniai veiksmai. Pradedame pildyti sąskaitos faktūros šabloną. Pirmiausia, įrašome sąskaitos faktūros seriją ir numerį. Serijos ir numerio kombinacija niekuomet neturi kartotis. Toliau įrašome sąskaitos faktūros išrašymo datą. Užpildykime pardavėjo duomenis. Įrašome sąskaitą faktūrą išrašančio asmens, tai yra individualios veiklos vykdytojo vardą ir pavardę. Įrašome individualios veiklos vykdymo pažymos numerį. Individualios veiklos pažymą visuomet galite rasti Valstybinės mokesčių inspekcijos svetainėje adresu www.vmi.lt evmi mano VMI. Paspaudę prisijungti ir išskleidę dokumentai. Toliau įrašome individualios veiklos vykdytojo adresą, būtent tą, kurį esate nurodę mokesčių inspekcijoje registruodami individualią veiklą. Ir įrašome savo banko sąskaitos numerį. Tos sąskaitos, į kurią turi sumokėti jūsų klientas. Užpildykime pirkėjo duomenis. Įrašome sąskaitą faktūrą gaunančiojo pavadinimą, jeigu tai įmonė, arba vardą ir pavardę, jeigu tai fizinis asmuo arba individualios veiklos vykdytojas. Įrašome sąskaitą faktūrą gaunančiojo kodą, jeigu tai įmonė, arba pažymos numerį, jeigu pirkėjas yra individuali veikla. Ir įrašome sąskaitą faktūrą gaunančiojo adresą. Užpildykime prekių ar paslaugų pardavimo duomenų lentelę. Pirmos eilutės pirmame laukelyje įrašome prekės ar paslaugos eiliškumo sekos numerį. Mūsų atveju tai yra vienetas. Pirmos eilutės antrame laukelyje įrašome prekės ar paslaugos pavadinimą. Mūsų atveju tegul tai bus fasuotos braškės po 1 kg. Pirmos eilutės trečiame laukelyje įrašome prekės ar paslaugos mato vieneto pavadinimą. Mūsų atveju tai bus vienetai, kiek yra dėžučių. Pirmos eilutės ketvirtame laukelyje įrašome prekės ar paslaugos pardavimo kiekį. Mūsų atveju tegul tai bus 200 vienetų, 200 dėžučių. Pirmos eilutės penktame laukelyje įrašome prekės ar paslaugos vieneto kainą. Mūsų atveju tegul tai bus 5,50 €. Pirmos eilutės šeštame laukelyje turi būti įrašyta prekės ar paslaugos kainos suma. Kadangi naudojame skaičiuoklės šabloną, mūsų atveju kainos suma suskaičiuojama automatiškai ir ji bus lygi 1100 €. Žemiausios eilutės antrame laukelyje turi būti įrašyta visų eilučių kainų sumų suma, nes eilučių gali būti tiek, kiek yra parduodama prekių arba paslaugų. Sumų sumą mūsų skaičiuoklės šablonas suskaičiuoja automatiškai, taigi prekių ar paslaugų pardavimo duomenų lentelė yra užpildyta. Mums telieka įrašyti lentelės sumų sumą arba sumą iš viso žodžiais ir centų skaičiais, bei įrašyti sąskaitos išrašytojo pareigas, taip pat vardą ir pavardę. Įrašome lentelės sumą eurais iš viso žodžiais, o centų skaičiais. Įrašome sąskaitos išrašytojo pareigas, tegul tai bus pats individualios veiklos vykdytojas. Įrašome sąskaitos išrašytojo vardą ir pavardę. Štai ir viskas, sąskaita faktūra išrašyta. Jeigu jums šis filmukas buvo naudingas, nepamirškite paspausti patiktuko, taip pat užsiprenumeruoti individualios veiklos kanalą. Jeigu yra neaiškumų, rašykite komentarų skiltyje. Ačiū už dėmesį.